Pagirių bendruomenės centras savo veiklą vykdo daugiau kaip 20 metų. Mūsų veikla yra susijusi su istorinių vertybių išsaugojimu ir perdavimu tradicijų tęstinumo jaunesniems kartoms, tuo pačiu sudarant sąlygas patogias gyventi šiandien. Bendruomenė dalyvauja įvairiose projektinėse veiklose. Esame Kėdainių rajono vietos veiklos grupės nariais, esame teikę ne vieną paraišką ir gavę finansavimą. Taip yra sutvarkyta infrastruktūra pas mus Pagiriuose, taip kaip toj pasakoje apie Markizą Karabasą, kad visi laukai jo. Tai pas mus didelė dalis Pagirių miestelio gražių dalykų yra sukurta būtent bendruomenės pateiktų projektų dėka. Tai yra sutvarkyta varpinė, mūsų pasididžiavimo simbolis, sutvarkyta pagrindinė miestelio aikštė. Organizuojame šventes, esame sukūrę vienas iš tokių projektų, tai yra Į namus veda mylimas kelias. Mes palaikome ryšį, stengiamės palaikyti ryšį su savo buvusiais kraštiečiais, nes vis tiek jie grįžta į gimtinę pas savo artimuosius arba tiesiog aplankyti kapinių. Todėl šventės būna gana gausios. Yra žinomų kraštiečių, kurie taip pat dalyvauja kultūrinėse programuose. Kraštiečių iniciatyva yra pastatytas miestelio centre stogastulpis su atmintinomis miestelio datomis. Turime Pagirių miestelio himną, tačiau neturėjome kitos heraldinės simbolikos, kuri vienytų, jungtų bendruomenę. Viename iš projektų, būtent Į namus veda mylimas kelias, sumanėme, kad reikalinga turėti miestelio heraldinę simboliką, būtent herbą ir vėliavą. Vyko miestelio šventė ir šita naujai sukurta heraldinė simbolika šventės metu buvo iškilmingai pakelta miestelyje vėliava. Ši pristatyta visuomeniai. Mūsų bendruomenė savo veikloje vadovaujasi Adomo Jakšto, mūsų kraštiečių žodžiais, kurie yra iškalti akmenyje įvažiuojant į miestelį. Darbuokis, triūsk, gyvai sukrusk, spėkų nesigailėk. Oda, brolau, labiau, daugiau, jausk ir mylėk. Ką tau kas skirs, ar peiks, ar girs, tu nieko nežiūrėk. Į žmones eik, jiems laimę teik, jausk ir mylėk.